Nustebinsiu pats save ir jūs visus. Šiandien aš pagaminsiu mėsainį su grybų, krevetėm ir sourdough bun. Sakysim, vegetarišką burgerį. Tik neišsigąskite manęs, viskas man gerai. Tai portobello, krevetės, jūros dumbliai. Dar visokių papasakosiu, kas tai yra vėliau. Ir yra Street Food Collection, turbūt taip pasakysim, Vilniaus duonos bandelės, apie jas jau esu kalbėjęs. Tai burgerių, mėsainių bandelės. Tai šiandien naudosiu pilno grūdo sourdough bandelę. Bandelė yra su melėmis ir pilno grūdo miltais. Bus iš tikrųjų labai įdomu. Gerai, tai ko mums reikės pradžiai, tai mes pasiemam grybą, alyvuogių aliejaus. Ištepsime jį iš visų pusių. Praktiškai nebeliko aliejaus, kurį išpylėm. Druskos. Ir nepakalbėkite. Taip, tai dabar mes grybą dedame kepti. Šiek tiek pakepsime į taip ir iš karto apversim. Dar greitai pasimarinuosime krevetės. Alyvuogių aliejus. Česnakas. Ir žiupsnelis druskos. Taip, šiek tiek saldžiosios paprikos. Ir paliekam, kol iškeps grybas. Na ką? Mūsų firminis agurkinis padažas, mano barbecue padažas. Ir dabar labai gražiai ir atsargiai atsinešime mūsų paplotėlį. Aš jums išduosiu vieną paslaptį. Kepat grybą pakepinkite, taip sakysim, taip į apačią. Paskui apverskite, kad visos sultys susikauptų viršuje ir jų neišpilkite. Čia yra labai geras sultinys. Tiek rūgštelės. Geras skonis. Laimas tas šiek tiek rūgštelės priduoda, grybas gera konsistencija, krevetės, saldumas, rūgštumas. Nu, žinokit, labai įdomus receptas, rekomenduoju pasibandyti. Arba svečiam pagaminti.